Dažnas vairuotojas, automobilius skriejantis per Vievį automagistrale Vilnius-Kaunas, į mūsų miestą žiūri kaip į kliūtį, verčiančią nuspausti stabdžių pedalą ir sumažinti greitį. O gal tai reikia pakeisti maršrutą ir aplankyti Vievį? Esame tikri. Kliūtis virs atradimu, nes miestas, skaičiuojantis 6. šimtmetį, turi kuo didžiuotis. Tai ne tik turtinga istorinė praeitis, bet ir įvairiaspalviai čia gyvenančių žmonių kūrybiniai sumanymai. Taigi, užsukite į Vievį. Miestą, kurio istorija kaip to mažo akmenėlio šalia kelio vieškelėlio. Kas eina, tas užkliūva. Miestą tarp 4 sostinių. Ar iš Vilniaus į Kauną, ar iš Kernavės į Trakus. Miestą tapusi jubiliejinės dainų šventės žygio per Lietuvą stotele. Mūsų žemės rajoninių dainų švenčių tradicija yra siejama su Juliaus Pulausko, ilgamečio Vievio, vėliau Trakų rajono kultūros skyriaus vedėjo vardu. Tai buvo talentingas mėgėjų meno puoselėtojas ir globėjas, puikus organizatorius ir lyderis. Chorinė veikla Vievio krašte prasidėjo 1951 metais, kai į Vievį atvyko Vilniaus Tallat Kelpšos muzikos mokyklos absolventė Aldona Kvaracijūtė, vėliau tapusi Pulauskienė. Jos suburto mišraus choro pirmas koncertas įvyko tų pačių metų gruodį, o po 2 metų surengta pirmoji rajono dainų šventė, kurios iniciatoriai buvo Aldona ir Julius Pulauskai. Dar Vieviui būnant rajono centru, miesto stadione vyko kelios dainų šventės. Šiose šventėse dirigavo garsūs Lietuvos chorinės muzikos korifėjai, profesoriai Adolfas Krogertas, Konradas Kaveckas, Lionginas Abarius, Antanas Jozėnas. Sujungus Vievio ir Trakų rajonus, dainų šventės persikėlė į Trakus. Šventėms buvo pritaikyta nuostabi gamtos vieta – Rėkalnio slėnis. Tose dainų šventėse Trakuose dalyvaudavo ir kaimynai iš Vilniaus, Švenčionių, Šalčininkų, Varėnos, Alytaus, Lazdijų, Prienų, Kaišiadorių ir Širvintų rajonų. Trakų rajonui tada atstovaudavo daugiau nei 1000 saviveiklininkų. 1989 m. gegužės 22 d. Rėkalnyje vykusioje dainų šventėje dalyvavo 47 meno kolektyvai iš įvairių rajonų. Tarp dainų švenčių dirigentų garsūs to meto Trakų, Vievio, Elektrėnų chorvedžiai Aldona Pulauskienė, Leokadija Ginelevičienė, Julius ir Rita Jurgaičiai, Aleksandras Melechas, Lilija Luneckienė, Filomena Majauskaitė, Regina Selskienė, Regina Bartkienė, švenčių kūrybinėse grupėse Trakų rajono kultūros skyriaus vedėjai Julius Pulauskas, vėliau Jadvyga Lisevičiūtė, choreografė Ligija Gecevičiūtė, kompozitorius ir kapelos galvė vadovas Jurgis Gaižauskas, režisieriai Juozas Janonis, Irena Parnavienė, Vytautas Mikalauskas ir kiti. 1965 metais Aldona Pulauskienė pakviesta diriguoti Respublikinėje dainų šventėje. Vievio vidurinėje mokykloje 1969 metais pradėjo dirbti jauna talentinga muzikos mokytoja. Aldonos Pulauskienės mokinė Leokadija Ginelevičienė, subūrusi merginų chorą, kuris po kelių metų pelnė pavyzdinio choro Pušaitės vardą. Leokadija Ginelevičienė 1994 metų Kauno dainų šventės skirtos Lietuvos dainų švenčių
70-mečiui ir 1997 metų Lietuvos moksleivių dainų šventės vyr-dirigentė. Iki pat 2000 metų Vievis turėjo net 5 chorus. Jaunučių, jaunių, merginų, jaunimo mišrų ir suaugusių mišrų chorą, kurių kiekviename dainavo 50-80 dainininkų. Visi jie respublikinių dainų švenčių ir moksleivių dainų švenčių dalyviai, konkursų laureatai, prizininkai. Respublikinėse dainų šventėse ir moksleivių dainų šventėse dalyvavo vaikų ir jaunimo šokių kolektyvai. Vadovės Janina Selickienė, Danutė Dantienė, Valentina Perednienė. Grojo garsioji Jurgio Gaižausko vadovaujama Trakų rajono jungtinė kaimo kapela Galvė. Nuo 1975 iki 1994 metų vykusiose Lietuvos dainų šventėse Trakų rajono delegacija buvo gausiausia tarp šalies rajonų mėgėjų meno kolektyvų delegacijų. Tarp jų Ritos Jurgaitinės vadovaujamas mišrus choras, Juliaus Jurgaičio vadovaujamas vyrų choras, Reginos Bartkienės choras Salve, Vilijos Valiukienės jaunimo tautinių šokių kolektyvas ir daugelis kitų. 2000 metais Vieviui tapus Elektrėnų savivaldybės dalimi, dainų šventės tradicijos liko tokios pat stiprios. Elektrėnuose susibūrė tautinių šokių kolektyvas Vijūnas, folkloro ansamblis ir kapelija Runga, Elektrėnų Ąžuolyno vidurinės mokyklos jaunių ir jaunimo mišrus chorai, Elektrėnų meno mokyklos jaunučių ir jaunių chorai, Versmės gimnazijos tautinių šokių kolektyvas, Vievio kultūros centro moterų choras Vieva, senjorų choras ir kiti savivaldybės meno kolektyvai. Aldonos Pudauskienės ir Leokadijos Ginelevičienės Vievėje pradėtas chorinio dainavimo tradicijas ir toliau tęsia jų mokinys. Audronė Stepankevičiūtė, subūrusi ir vadovaujanti kameriniam chorui Konmoto, ir Dalia Davidavičienė, Vievio gimnazijos jaunių choro ir jaunimo mišraus choro vadovė. Garsios chorvedės Aldonos Pudauskienės atminimui nuo 2007 metų Vievio kultūros centras organizuoja chorų festivalį konkursą Mūsų dainose, kuris per keletą metų nuo savivaldybės chorų koncerto išaugo iki tarptautinio renginio, kasmet sukviečiančio kelias dešimtis vaikų ir suaugusių chorų iš įvairių šalies regionų ir užsienių. Nuolatinis festivalio rėmėjas Aldonos ir Juliaus Pulauskų sūnus, garsus džiazo muzikas Dainius Pulauskas, kuris kartu su žmona Jolanta Milišauskaite yra chorų festivalio Mūsų dainose himno tapusio ir neoficialių Vievio himnų autoriai. Vievio muzikinė charizma nekelia abejonių. Iš čia kilo ar čia gyveno ne vienas garsus šalies menininkas, tarp jų muzikai tiesiogiai susiję su Lietuvos dainų šventės tradicija. Dirigentas, kompozitorius, pedagogas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Tadas Šumskas. 7 Lietuvos dainų švenčių vyr-dirigentas. Dainų šventėse skambėjo jo aranžuotos dainos. Sibelijaus Tėvynė mano, Kuprevičiaus Pajūriais pamariais, Vasiliausko Brangiausios spalvos, Gorbulskio Mano gimtinė. Man dainų šventė tai yra neįtikėtinas tautos pasididžiavimo demonstravimas. Tautos, kuri yra kultūringa, kuri yra daininga, kuri yra kūrybinga. Kad giria žaliuotų, reikia ne tik ekonomikos, reikia ne tik politinių sprendimų. Visų pirma, reikia, kad tauta būtų sveika ir kad gamta būtų sveika. Mes esam gamtos dalis su savo dainomis, su savo ežerais, su savo kultūra. Ir man labai džiugu, kad ir Vievis prie šios šventės prisidės labai skambia daina. Kompozitorius, dirigentas, pedagogas Jaroslavas Cechanovičius.
Jo vadovaujamas Lietuvos radijo televizijos lengvosios muzikos orkestras akomponavo chorams. Jo chorinės dainos Tėvynė, Lietuva dainų šalis, akordeonisto orkestrui skirtas kūrinys Mums linksma skambėjo dainų švenčių repertuaruose. Sveiki, dainų šventės dalyviai. Ypač sveikinu vieviškius, nes pats esu kilęs iš Vievio ir man labai malonu, kad visais laikais, kiek aš atsimenu, vieviškiai dalyvaudavo dainų šventėse. Gražiausių įspūdžių iš šitos dainų šventės, kuri vyks vasarą. Ir manau, kad tie įspūdžiai ilgam liks jūsų širdise. Taip kad malonių įspūdžių dar kartą. Režisierius ir aktorius Valentinas Masalskis, daugiau kaip 1,5 dešimtmečio gyvenęs Vievyje, režisavo 2014 metų dainų šventės atidarymą ir 2014 bei 2018 metų švenčių teatro dieną. Kompozitorius, pianistas, džiazo grupių lyderis Dainius Pulauskas. Jo daina Pasakėlė ir aranžuota lietuvių liaudies daina Už žalių miškelių jaunuosius atlikėjus džiugino Lietuvos moksleivių dainų šventėse. 2024 metais Lietuvos dainų šventėje vėl išgirsime Dainiaus Pulausko ir jo žmonos Jolantos Milišauskaitės dainą Savo žemės vaikai. Sveiki! Noriu visus choristus pasveikinti su Lietuvos dainų šventės šimtmečiu. Ir man ypatingai malonu, kad šioje šventėje skambės mano ir mano žmonos Jolantos daina Savo žemės vaikai. Visiems linkiu geros nuotaikos ir skambių dainų. Kai kitą kartą automagistrale vyksite pro Vievį, sukluskite. Galbūt šalia nuolatinio mašinų ūžesio išgirsite ir muziką. Tai vieviečių balsai Lietuvos dainų švenčių istorijoje.